Nepatogūs vaikų klausimai. Kaip atsakyti? Mama, Kodėl alkoholis man kenkia? mama, O paauglystėje gėrei? Kodėl tu geri? Pelėda mitų neėda. Vaikai pradėjo klausinėti nepatogių klausimų ir nežinote, ką jiems atsakyti. Nesijaudinkite. Tuoj jūs paruošiu visiems scenarijams. Negąsdinkite vaiko dėl alkoholio vartojimo. Pasakykite vaikui, kad alkoholis gali pakenkti jo augančioms smegenims, trikdo gebėjimą spręsti ir gali sukelti priklausomybę, depresiją, nerimą. Jei paauglystėje gėrėte, būkite sąžiningi. Pripažinkite, kad tai buvo rizikinga. Pabrėžkite, kad dabar žinome dar daugiau apie riziką alkoholį vartojantiems paaugliams. Visada atskirkite alkoholio vartojimą tarp vaikų ir tarp suaugusiųjų. Pasakykite vaikui, kad kai kurie žmonės, įskaitant nepilnamečius vaikus, apskritai neturėtų gerti. Kartu su vaiku sugalvokite būdą, kaip elgtis tokioje situacijoje. Nesvarbu, ar tai būtų tiesiog pasakymas, ne, aš negeriu, ar rytoj turiu žaisti futbolo varžybose, ar rytoj man kontrolinis. Priminkite vaikui, kad vaikų ir jaunuolių alkoholio vartojimas prieštarauja įstatymams ir tam yra rimta priežastis. Vaikų protas ir kūnas vis dar auga, todėl alkoholis gali turėti didesnį poveikį jų sprendimams ir sveikatai. Daugiau informacijos rplc.lt. Pelėda mitų neėda.